vaikštau miške ir kilo man toks klausimas, tik trankti galvą. O ką veikdavo senoliai žiemą, senais laikais? Na, aišku, kad būdavo pasiruošimas pavasariui. Ką veikdavo, pavyzdžiui, moteris? Užsimdavo rankdarbiais, plunksnas pešdavo, ausdavo, megzdavo, tvarkydavosi, valgį darydavo. O vyrai gal drožinėdavo. Irgi visokių rankdarbių atrasdavo. O tvarkydavo, aišku, turbūt rogės, visokius ten vežimus pakinktus, kokius įrankius naujus pasigamindavo. Gal pamedžiodavo, pažvejodavo ant ledo. Ką dar? Nieko, žodžiu, ruošdavosi pavasarį. O kaip yra šiais laikais? Kaimynų šuva prisiplakė. Pamyšt miške kartu su manim. Nu, aišku, aš tai to nedarau, bet... Šiais laikais viskas tas pats, niekas nepasikeitė. Visiškai. Visi daro tą patį, ką darydavo senoliai. Lygiai tą patį. Tai gal ilgiau ir dažniau ant pečiaus miega. Eikime vyrų meistarne, pažiūrėt, kas ten darosi. Jeigu dūmas rūksta, iš čia va. Vadinasi, darbas garaže vyksta. Einam pažiūrėti. Nu, paruošiamieji darbai. Antroji darbo dalis baigta, suvirinta, sulenkštas, dabar reikės šveisti. Žiūrėsim. Dabar atrodo taip. Na va, dabar gavosi taip. Visai podobnai išrodo. Nu, pilkis kaip ir šiam kartui viskas, kaip ir aptvarkytas, ateina eilė sekančiam, kurį reikia truputį pažiūrėti, kad technikinė praeitų. Gražuolis mūsų. Tai va, čia turim pneumatinę galvinių ratų pakėlimo sistemą. Dabar ją reikia bandysim įdėti. Ir mes turim dabar suderinti, kur mes ją montuosim. Viskas aišku, kad šitą montuosim po tavo sėdynę. Čia yra vietos po tavo sėdynę. Kadangi čia ateis vamzdukai, tai šičia bus pats kompresoriukas, o valdymo pultą aš galvoju, kad jis turi būti kažkur šičia. Arba šičia, bet šičia saulė. Aš čia kojas laikau pasikėlus. Bet čia kojas laikyti. Vat kažkur tai šičia. Čia negalinės, čia airbagas. Tai arba šičia reikia iškelti. Tai šitam kampe geriau. Kad aš matyčiau viską. Nes matai, čia bus reguliavimas. Čia vat yra išleidi vieną ratą arba išleidi kitą, kad vienodai būtų. Ne vienodai, pavyzdžiui, reikia vienas ratas turi būti žemiau, kitas aukščiau, kai nelygu. Tada su šitais reguliuojasi. O man ką daryti? Stebėti? Ja. Ar galiu ko padėti? Negaliu dabar nieko padėti. Na, jeigu nereikia pagalbos, reikia užsimti kažkokiais kūrybiniais darbais. Ir aš rasiu ko užsimti. Gal reikia papiešti, pamegsti. Riko! Kaimynų šuva vėl prisiplakė.
dienai pakaks. Все, baigiau. Man žiema, pavyzdžiui, yra labai graži. Ir visi eilėraščiai apie žiemą, kur yra balta, balta, kur dairais. Arba balta žiema. Visai ne balta. Aš piešiu žiemą, nes man ji graži. Ir baltos spalvos aš praktiškai niekur grynos baltos spalvos nenaudoju. Sniegas gali būti visoks. Mėlynas, rožinis, geltonas, užmyštas. Bet šiaip geltonas. Pilkas, grynos baltos spalvos aš niekur nematau. Kad ir dabar miške. Nematau. Nėra. Kas čia vyksta? Va vyksta. Visą mašiną išardėjai. Vyksta montavimas kompresorius, landžiukų. Pažiūrėk, čia skylių prigrėžioja. Gadini mašiną. Bet čia bus čia numatyta viskas, va tai va bus. Pas tave eis. Tu būsi atsakinga už slėgį galinio tilto. Kaip pasakysi, viršininkė. Nu gerai, sėkmės tau. Ar galiu tau kuo padėti? Ko gero nieko nepadėsi. Nemaišysi jau gerai. Gerai, eisiu vėl piešti. Taip aš galvoju. Arba megzti. Arba plūks nupešti. Nu va, biški pasibovijom. Šiai dienai vėl užteks. Čia, barebra. Barebra. Ką veiki? Inverterį dedu. Naujai. Čia naujas? O panašus į senai O tas didelis kur? išmečiau. Tai reikėjo parduoti. Ką tai parduosi? Nebent pagal svorį. Sveria caro laiku. Šitas 3 kart lengvesnis ir galingesnis 4 kart. Toks vaizdelis. Apačio. Kaip išrodo pas mus. Nėra lengva. Trosus visokius keisti. Kažką daro. Nu va, kaip gražiai mano vyras viską padarė. Padarysiu kavos, eisiu į garažą. Kava.
patenkintas darbu. Patenkintas, aišku. Nu va, darbai atlikti. Galim valkiotis apylinkėmis. Ale paslidinėjom. Labai ranko šalo. Neaišku kodėl, arbata tik tai išgelbėjo paskui. Ašaros bėgos, narglys bėga, ar čia dėl amžiaus, ar čia taip turi būti. Kaip tu manai? Šalčio, kiek šalčio yra? 8. Mašinai šilus. Minus 8. Kaip ir nėra labai daug. Kartai. Tai kaip į gerą. Gražu visais metų laikais čia. Visas trubakas po mūsų kojomis.